Kaip patogu šiais laikais atvarėjai, ko reikia, va, pasiemi, pasikroviai. Viskas tada vramt, užsisuk čia su USB šitą. Žiauriai gerai čia gavosi kažkaip. Jau man patinka, sakysiu, žiauriai smagu dirbti. Hei, hei. Pradžią kol pagauni. Kelia belenka, yeah, yeah. Wow, wow. Sužai kelia belenka, yeah, yeah. Tai ką, sveiki Šaikelė. Pradedam 6 dalį, garažų įrengimo. Tai kaip matot, gipsas susuktas, vienas iki jau nušpakliuota, viską netrukus pamatysit, kaip sekėsi sukt, špakliuot. Dar montavau padavimo oro ventiliatorių, ten USB sukom, tai žodžiu, pamatysit viską video. Skardą užsakiau, tai nežinau, savaitės bėgi, sakė, turėtų atvežti. Gausiu skardą, dar pajudės darbai, jau tokie kaip ir finišo tiesioji, tai galvoju iš karto, turbūt nelauksiu ten to 1500 subscriberių, nes žiūriu sunkiai. Jums ten sekasi, paspaus tą mygtuką subscribe. Padovanosiu jaučiu dabar, tiek jau to, kaip yra, taip yra. Nes jau nemažai laiko praėjo čia nuo to konkurso, tai dar vienas kitas ten sudalyvauja tam konkurse. Susirasiu programėlę, kuri per ten YouTube tą programą atrinka burtų keliu ir video gale turėčiau paskelbti nugalėtoją. Tai kai paskelbsiu nugalėtoją, būtų gerai, kad tas žmogus su manim susisiektų, nes per YouTube būna gan sunku surasti tą žmogų, tai vis tiek kažkas atsilieps, susirasim. Tai vat, o ką daugiau, tai turbūt tiek. Einam žiūrėti, kaip čia sekasi man. Tai, palauk, kiek čia man tų plokščių reikia, ramba. Vienetukas. Vienetuką dedam. Taip. Kaip patogu šiais laikais atvarėjai, va, ko reikia, va, pasiemi, pasikroviai. Viena, dvi, 3, 4, 5. 5. Realiai. Po 1, 2, 5, 5, 6 metrai. Man atrodo, užteks. Į ką dar atlieksiu vieną. Pasimsiu. Varžtų turiu. Plevelės turiu, nu viskas. Labą dieną. Labą dieną. Rezerva bus. Taip, kas čia bus? 5 USB plokštės Tomo. Tomo? Jo. Didelis, 1,25 m. Jo. Gerai. Ačiū, vis. Na, va. Kaip paprastai, kai ant rezervo. Uft, pasakėjai, įmetė tau, nei suk galvos, nei ką, va. Nei ten skaičiuok tos pinigus kiekvieną kartą, kiek laiko susitaupa. Viskas, įsimetė į bamt, lėki ir darai. Tai ką, parlikėm namučio. Viskas tada vramt, reikia užsisukti čia su USB šitą. Žodžiu, broliukas parvežė lauktuvių gerą daikčiuką, automatiką, sukt varžtams, užsidėti pakrovėją grauti iš karto.
Opa. Tai vat. O, kaip čia, taip. 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 Kažkaip taip. Nu, pabandysim. Jau biškį primiršęs, kaip dirbti su tokį įrankiu. Tai šiandien žiauriai geras oras. Net atsidariau duris. Laukia +2 kokie, saulutė šviečia, tai kažkiek padirbsiu su atvirom durim. Neturėčiau sušalt, šiaip norisi biškį pasidžiaugti geru oru, ateina pavasaris po biškį. Darbai irgi jau į gerąją pusę. Jau turbūt įpusėjau, gal net čiučiu daugiau galim sakyti, nes pagrindas padarytas. Tai liko apdailinė, aišku, dar bus ten visokių smulkmenų, taip ir toliau. Tai bus dar ką veikti, bet jau. Dar galvoju, reikia pasimti dažų ir būtinai pasižymėti, kur yra laidai, kad kai suksiu skardą neprišaučiau kiaurai laidus. Radau, kažkur juodų turėjau, bet kur aš juos padėjau, kažkur. Ai, čia ne. Tai va, čia užsidedu, prasipurkščiu. Kad daugmaž žinosiu, kur laidai eina, kad pasiklausyti, kai suksiu skardą, kad nebūtų bam kiaurai laida. Aišku, kai suksiu nedėsiu, ten ilgų tų varžtų skardai vis tiek, kai strumpi, kad į USB, ten USB comas, tai 2 como arba 2 ten max ilgio bus. Oi. O. Biškį reikia pasireguliuoti. Lendimą per daug įlenda. Taip, va. Bet kai smagu duris prasidarys dirbti, čia vos ne visą žiemą prakimarinau užsidaręs tamsoj. Kai įlendi tą garažą, tai įeini vos ne su tamsa, išeini su tamsa. Na, aišku, dabar jau pradėjo dienos ilgėti, jau smagiau darosi. Taip eina, taip eina, tada... O tai. Opa. O. Nu ką, viskas. Plėvelė uždėta. Su apšiltinimu baigta. Ai, nu dar čia reikės plėvelės gabaliuką užsimest, bet čia dzin. Čia jau kai gipsą pradėsiu, daeisiu, greit susiklijuosiu, nebėda. Ir kai apsišiltina, žiauriai tas toks duslumas atsirado, nebėra skambesio, aido didelio. Nu ką, einu tada pasimastau, kaip čia pritaisyta. Kažkokį reikia jam laikiklį padaryti, galvoju, gal reiks iš metalo suvirint. Tada prie sienos prisitvirtinu, išsigręšiu skylę, tai matysiu čia, gal labai nefilmuosiu kaip čia, gal taip po kelis kadrus parodysiu. Tai va, susivirinau tokį laikiklį tam ventiliatoriui. Tai dabar eisiu nusidažysiu ir būtaisiu tenais reikia dar USB prisisukti prie krašto, ten tą užsidaryti. Ir turbūt šiandien darbai bus baigti. Nes jau 7 valandas vakarą. Tai jau tiek šiandien. Nu, ir pritaisiau. Žiauriai gerai čia gavosi kažkaip. Kompaktiškai. Tai irgi iš paėmimo taip gerai gavosi vienoj pusėj lygiai palei sieną. Buvau įjungęs šiaip labai neblogai. Tai aišku, čia dar reikės užsandarinti viską. Dar nesandarinu, nes suksiu skardą gali būti, kad reikės nuimti. Tai čia irgi dar nieko nesandarinu, tik tais va primatavau. Čia taip bus, prisitaisys, užsisilikonuos. Liuks neblogai. Dar bus galima užsisakyti tos viršutinius filtrus. Galima bus susidėti iš karto. Reikės iš karto pasimti daugiau, nes čia reiks biškį dažniau keisti metus jaučiu. Bent jau vieną kartą viršutinius, o šitos tai čia dažnai reikės. Porą savaičių kartą pas tikrai. Tai ką, kaip matot, jau gipso porą plokščių užsidėjau.
pasimėginau, kaip čia viskas gaunasi, tai žiauriai šiaip gerai, jau man patinka, sakysiu, žiauriai smagu dirbti, su žaliu ypač, nes žalias kažkaip smagiau pjaustasi, apsidirbinėja negu baltas, ten tarkim tas paprastas. Tai va, ką, dabar reikia dėtis sekantį lakštą ir tiek, nu, papas jau 110,5. Galiu biškį parodyti, kaip aš darau. Pasiėmiau va tokį medinį metrą patogiausiai, tada kiek reikia, čikšsiu peiliuku, lygiai savo drykst, tada antrą sykį biškį. Praeini giliau. Opa. Pukšt. O, viskas yra. Labai gražiai nusipjauna. O, tas. Opa. Opa. Oi. Opa. Opa. O taip. Opa. Aš iš karto, kur biškį nedasisuka varžtai, kartą praeini per žiūrį, nes paskiau, kai špakliuoji, labai nervuoja. O, babas. Hei, hei. O. Šildymą reikia išjungti. Galima duris brasdaryti. Ta siena baigta, čia jau prisisukau. Važiuoju toliau. Sienos padarytas. Šitą irgi. Biškį gipsasas. Ką, eisiu dabar šitą sieną pasidarysiu. Apsitvarkau, atsikraustu vana. Ir reikės sieną užbombinti. Iš karto jau taip. Gerai.
Tai pradeda šitą pusę. Ta siena irgi jau beveik baigta. Tai liko jau viena tik tais gipso plokštė, tai čia dar reikės baigta siena. Tai reiks paskaičiuoti, kiek čia dar tų plokščių nuliekti pasimti. Ir dasimušt, čia visai normaliai šiandien per vieną dieną. Visai neblogai įvaryta. Tai nežinau, pasižiūrėsiu čia, jeigu šiandien panaktinėsiu, turėčiau viską ir pasibaigti. Nu, tai ką. Vakar dar biškį padirbėjau. Tai ta siena irgi beveik. Tai va liko čia kampas pasidaryti, 2 plokštės prisukti. Po to dar galvoju, čia va reikia aplink duris irgi. Čia reikės biškį išsivjautas metalus nestrukdo, čia plytą pasidaužyti. Irgi biškį pasidaužyti. Tai va, šiandien tokie darbai pradžiai. Bandau čia dasimušti ir žiūrėsiu, ką čia toliau reiks daryti. Gipsas jau susuktas. Pilnai. Čia irgi va aplink duris apsidirbau. Trūkšt. Čia tą kampą pabaigiau. Tai susitvarkiau viską. Iš karto sitėsiu popierių, nes reiks eit ką špakliuot, dažyt. Kad grindų labai neišmurzint. Mažiau valyt reiks. Tai dabar reiks varyt špakliuko, nusipirkt, tinklelę siūlėm. Prasišpakliuot viską, prasišveist, dažyt. Pasižiūrėt, užsisakyti, nes garantuotai vis tiek ten porą savaičių gamins, tai kol per tą laiką gamins, tai čia turėsiu ką veikti. Galima bus iššpakliuot, išsidažyti, susidėti į lempas, rozetės, orą susitvarkyti, žodžiu, tokių visokių. Tai va, taip. Tai šiandien turbūt tiek, keliamės į rytoj. Ką, šiandien pradėsiu špakliuoti sienas. Tai buvau ten tokioj parduotuvėj, nusipirkau špakliuko, o šitas yra žiauriai geras špaklionsas. Galiu parodyti, gal kam reikės. Tas jisai siūlėm, bet aš špakliuoju ir viską. Aišku, aš tik tai siūlės, varžtus špakliuoju dažau, nežodžiu, ten kai tepa viską, nieko ten nereikia. Žiauriai geras, lengvai šveičiasi, lengvai tepasi, nu, karoči, belė kokį gerumą. Šveitimo kaladėlių pasiėmiau tinklelį, grunto, čia teptukų, akrilo dar. Tai va, tai čia išleidau šiam 8 eurus, man atrodo, tai 7 euriukų kačinkt į bendrą sumą. Prieš tepant špaklių yra gerai nusigruntuoti, tai va, nusigruntuosiu visas patalpas, kimbam į darbus. Grunčiuko. She look good when she rockin'. Long as up, I'ma do your thing. Shawty know she killin' the game when she rockin' her. When she rockin' her. Yeah. Cornrows crochet, got us some French braids. Jumbo box braids, micros been laid. You a work of art, girl, you set apart. See her tying up her hair with the satin scarf. Let's go. She been in the bed before she bought her a bag. Don't worry if it's hers, you ain't pay for the tag. No, she bad gold rings with a cooler drip. She a curly girl, but she Špaklį reikia išsimaišyti prieš. Tada biškį vandens būna įpilu, tada jis. Pirmas sluoksnis daug nepilu, kai va, siūlės užtaisai. Po to, kada jau ir varžtus špakliuoji, antras iki siūlės, tai vandens biškis įpili, pasidarai į tokią čiučiut skystesnės koncentracijos. Ir tada akučių nebūna. Biškį dabar įpilsiu dėl. Jau aš špakliuotės turiu nusipirkęs šitokios jau biškį geresnės firmos. Sienom špaklių tepti ne mano mėgstamiausia dalis. Mašinas patinka špakliuoti, bet sienas tai... Nu, aišku, atradau va tą špaklių, tai biškį ir rezultatas geresnis gauna. Aš tai tokį va tinklelį naudoju, kiti popierių dedu. Ne, moku aš tą popierių. Darau kaip moku, bet šiaip...
Nu, vieną sieną prasitepliojau, tai šiaip neblogai gaunasi. Siliukė. Gražiai. Va, pirmas syk taip daugmaž lygiai užsitepė. Realiai čia nedaug švys, net nereiks, va varžtus prasitepiau. Paskiau praeinu, prasišveičiu, tai tada biški čiučiut va už čia užvedi. Dar sykį užtepęs ir viskas. Susišveiti gali dažyti, nežinau, kiti tai špakliuoja visas sienas, tepa. Nežinau, niekada aš taip nedarau, atsiūlęs varžtas 2 sykius pratepi, dažiuko paukštį ir viskas. Tvari, kai dabar tą sieną susiklijuot tinklelį ir užsidėt kampus, o čia va, susipjaut, susidėt. Tai jau čia reikės prisišaudyti su tokiu. Kažkada turėjau tokį, bet nežinau, kur aš jį padėjęs, neberandu. Aišku, čia papigę paėmiau 5 eurai viskas. Tai kampukus mačiau, kad neblogai paėmė sušaudai su jo ir laikosi gerai. Nes seniau iš pradžių užsitepdavau košės tada įstatai, bet būna tai lygiai, tai nelygiai. Bandysim dabar biškį kitaip. O, cikt. Šakies. Pratepiau ir tą pusę. Jo, visai čia neblogai gavosi. Kampiukai jau atsikt. Prasišveis, dar sykį prasiteps. Ledas. Bus ledas. Tai va, ką, dabar einu čia. Ir čia turėčiau šiandien įveikti. Ne per daugiausiai čia liko. Tai viskas nušpakliuota vieną kartą, jau išdžiūvę. Aplink durys irgi va sudėjau tuos kampukus, gražiai. Tai špakliukas pasėdo. Tai dabar reikės eit greit prasišveist. Nu čia aišku greit nebus, bet prasišveičiu viską lengvai ir eisiu antrą sykį prasitepsiu. Ką, šokau į kombinzončiką. Susišveičiau, ką žinau, geros 1,5 valandos ir pratryniau. Aišku, čia dabar, kai nereik labai ledovai trint, biškį prasitrint. Bet aišku, nesunkiai trynasi. Tai žodžiu, eisiu biškį su šluota prasivalysiu sienas, tai dar sykį pragruntuosiu, kad dulkė surištų visas. Ir bandysiu toliau prasišpakliuoti antrą sykį. Nusigruntau sienas, einu dar sykį prasišpakliuoju. Tai nusipirkau dar vieną špakliuko, tą beveik išvariau, dar biškį yra, bet palikau. Tai ką, vakar prasišpakliavau antrą kartą, tai šiaip pasižiūrėjau. Su špakliuotė, šiaip gan lygiai gavosi viskas, tai dar prasišveis. Bus ledas, tai va, Edvinas buvo davė plytelių, nes buvo planas va čia va, išsiklijuoti, tai va, nes kada plauni grindis taškosi, čia kai susitvarkęs buvau, paplovų grindis, žiūriu, žiauriai taškosi, tai iškart mintis kyla, kad reikia plytelių vieną juostą paklijuosiu. Tai galvoju dabar biškį apačias prasišveičiu, kur plytelės klijuosis ir nes nenoriu šveist čia dar, tegu dar padžiūna, nes vakar nutepiau. Geriau dar tegu pastovi, tai tada išsikliuosiu plytelės išdžius, susišveisiu ir galimės dažyti pradėti. Tai vat, pasiėmiau įrankį čia tą plytelėm pjaustyti, nes jau senai planavau pirkti, čia nebrangus 20 keli eurai.
Čia nėra profesionalus, bet va, man užteks čia papjaustyti, būna taip dar reikia. Prie namų reikės tą, na, žodžiu, sueis tas įrankis. Tai pasiėmiau fugos iš karto, klijų pasiėmiau dar plytelėm, tai žodžiu, einu greit prasišveičiu ir eisiu pradėti plytelės klijuoti. Tai dar vakar špakliaus vieną bankę nusipirkau ir šveičiamą dar pasiėmiau, tai dar 20 euriukų kučinkt. Tai va, einam dirbti. Tai va, gerai, kad dar nešveičiu į sieną, nes va, lenda dar drėgnumas. Tai prasišveičiu va čia, kur plytelės bus. Bandyti klijus maišytis ir bandysim klijuoti. Nu va, vieną čia eilį tokia jau suklijavau. Pradžią kol pagauni, po to jau gerai eina. Čiuk, tai va, tai reikia, baigėsi klijai, tai reikia klijų dar užsimaišyti. Nežinau, kiek čia šiandien pavyks. Matysiu, čia jau užsibaigsiu kampiuką, bandysiu į čionais. Toliau tęsti. Tai ką, aš baiginėjau klijuoti plytelės, žodžiu, nebedaug jau čia liko. Tai reikia paskelbti konkursą nugalėtoją, tai einam, išrinksim greit nugalėtoją. Radau programėlę čia kažkokią, kurią atrenka, tai va, yra visi dalyvaujantis, jie parašė žodį reikia. Tai dabar bandom tada išrinktą nugalėtoją. Ir tada patikrinsiu, ar tikrai prenumeruoja mano kanalą ir ar paspaudė laiką ant šito video. Tai ką, bandom. Žvejo mazgai. O taip. Ribokas. Nu, smagu. Ką, sveikinam. Tai sveikinam konkurso nugalėtoją. Žodžiu, jo surnėjimą parašau čionais. Ir kai kelsiu šitą video, komentaruose užtaginsiu jį. Tai gerai būtų, kad su manim susisiektume, tada susitarsim, kaip atsimti tą prizą. Tai, o daugiau tai ką, šiandien turbūt tiek, susitiksim kitoj serijai.